Ar reikia daryti pertraukas nuo gelinio lakavimo? Ne, nes nagai nekvėpuoja. Tai negyva keratinų plokštelė. Jiems nereikia poilsio. Aišku, jeigu meistrai teisingai atlieka savo darbą. Nagų nepažeidžia gelinis lakavimas. Juos pažeidžia perdildžiavimas, agresyvus nuėmimas ir neteisinga technika. Pertrauka nieko neatstato, jie tik sustabdo žalą, jeigu buvo padaryta. Yra situacijų, kai lakavimas turi būti nuimtas. Tik ne dėl poilsio, o dėl nagų būklės. Gelinis lakavimas turi būti nuimtas, jeigu atsiranda anichalizė, matomi grybelio požymiai, yra skausmai ar deginimai ir nago plokštelė tiesiog pažeista. Tokiais atvejais ne pertrauka padeda, o specialistų įvertinimas ir gydymas. Siūlyti pertrauką vietoj diagnozės neprofesionalumas. Meistrė neatlieka gydymo, bet privalo atpažinti problemą ir laiku pasakyti stop. Sveiki nagai nereikalauja pertraukų. Pažeisti nagai reikalauja sprendimų ir gydymo.